Sveiki visi! Šiandien papasakosiu apie Filmet studiją, papasakosiu apie šitos studijos charakteristikas, kuom ji yra unikali, papasakosiu apie skirtingas erdves, scenas, kurias galima sukurti ir panaudoti tiek fotografijoje, tiek videografijoje, bei kitus įdomius dalykus, ką galite čia rasti ir kaip galite ją panaudoti. Tad nieko nelaukim ir pradėkim nuo pagrindinės erdvės, kurie yra man už nugaros. Tad kalbant apie šią erdvę, tai yra sukurta erdvė būtent podcastų filmavimam, dėl to, nes kiekvienoje iš pusių yra labai atmatuotai sudėti printai, taip pat apšvietimas printo ir lempos, būtent backlightui, kai yra filmuojamas podcastas. Taip pat čia fotografuojant, kadangi fono sistema yra U formos, galima pakabinti tokias tamsias užuolaidas iš šonų, kas labai yra gerai fotografijai, dėl to, nes turi tokį kaip negatyvą iš abiejų pusių, kas padeda gauti labai gerą rezultatą. Dar vienas įdomus dalykas yra tas, kad yra įrengtos garso plokštės, kurios padeda garso kokybei. Taip pat, kaip matote, ten yra apšvietimas. Ir visas šis apšvietimas yra valdomas su telefonu. Tai aš jį galiu iš tiesų įjungti visas iš tiesų lempas. Ir kas yra įdomu, aš galiu pakeisti jų spalvą. Čia turbūt kiečiausias studijos dalykas, kuris yra, ta prasme, kad galima sukurti tokią erdvę, kuri yra tokia įdomesnė. Iš tiesų žiauriai jauku. Ir, sakykime, jeigu tokia labiau einam kalba apie meninę fotografiją, tai šitie dalykai yra žiauriai cool. Šioje erdvėje taip pat turime fotografijai skirtus fonus, kurie tinka portretam, produktų fotografijai ir panašiai. Šioje studijos dalyje laikomi visa įranga ir prietaisai ir taip toliau. Čia galite rasti prailgintojų, visokiausių pakrovėjų ir panašių dalykų. Taip pat įrankių, jeigu reikia kažką susiremontuoti. Studijoje yra sufleris, labai patogus, jeigu reikia nufilmuoti kokį nors projektą, kur reikia daug teksto pasakyti, nebuvo laiko jo išmokti, kas nors nežino teksto, kažkam reikia padėti ir panašiai. Žiauriai naudingas dalykas. Labai daug projektų naudojau, žmonės džiaugiasi. Sufleris veikia puikiai. Taip pat yra Ladies Juzi. Čia pajungi ir sukasi. Taip pat yra organinis stiklas. Jį taip pat galima panaudoti visokiose erdvėse. Čia yra sukabinti visokie stovai ir kiti naudingi dalykėliai, kuriuos galima naudoti studijai. Taip pat yra tokių boksų. Šiaip jų ten dar yra 3, tai iš viso yra 4 boksai studijoje. Pat apačioje matosi yra dar visokiausių spalvotų lapų, tokių filtrų ir kitų dalykų, kuriuos galima panaudoti fotografiją ar videografiją. Čia rasit studijos bariuką. Galima pasidaryti arbatos, kavytės. Čia veidrodis. Antras aukštas irgi jėga tom, kad gali čia užsilipęs fotkinti į apačią ir irgi kartais gauni ganėtinai unikalų kadrą. Taip pat čia ir daiktus gali pasidėti ir šiaip jeigu kas nors apačioje dirba, daugiau žmonių, kas nors gali užlipti čia dirbti prie stalo, su kompu, viens kitam netrukdyti, nemaišyti, tad pakankamai naudingas dalykas. Tai koks tas inventorius? Kiek čia yra tų lempų, kokios tos lempos ir kuo aš čia galiu naudotis? Tai būtent dabar aš jums ir pademonstruosiu kiekvieną daiktą, kas čia yra. Vienas turbūt įdomiausių dalykų yra spotlightas, kuris šviečia apskritimu lęšių, jisai reguliuojamas, gali būti aštrus, apskritimas gali būti neaštrus, taip pat jisai turi tokius gobus vadinasi, jie gali būti įdedami į lęšį ir atsispindėti ant sienos tai, kas čia yra atvaizduota. Su juo yra beprotiškai didelės galimybės tiek fotografijoje, tiek videografijoje sukurtis erdvę ir jausmą. Pastaruoju metu aš su juo dirbu labai daug ir jis yra tikrai labai geras dalykas šioje studijoje. Dunanlight pavo tupsai 15 su gridais
Jie keičia spalvos temperatūrą, pačias spalvas keičia kaip nori, taip pat turi efektus visokiausius strobus, sirenas ir kitokius bairius. Dar 2 Nanlito pavo tūpsiai 30, jie didesni, keičia spalvas, visas RGB spektras, efektai ir kiti bairiai. 2 Nanlito 60-ukai, bicolorai, geros lempos. 2 softboxai su gridais, vienas yra 90, kitas 60-ukas. Čia yra didžiausias dalykas visoje studijoje. Tai yra 120, Nanlitas 100 PAM. Jis yra bicoloras, jis čia, žodžiu, daro didelį darbą, nes apšviečia žiauriai plačiai. Tai ką, turbūt tiek. Stengiausi parodyti viską koncentruotai, aiškiai, kuo mažiau išvedžiojimų, tik tai tas, kas yra naudinga. Ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito.